Dizaino ir technologijų fakultete rengiami paslaugų sferos, aprangos ir tekstilės chemijos, kitų ūkio šakų dizaino ir technologijų specialistai. Baigę fakultete dėstomą vieną iš 6 studijų programų, absolventai gali įgyti dizainerio, technologo ar inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Aprangos dizaino studijos žada nelengvą, bet įdomią pažintį po aprangos dizaino pasaulį. Šios specialybės studentai išmoksta kurti bei projektuoti drabužius individualiai ar kurti pramonines drabužių kolekcijas siuvimo įmonėms. Studentai mokomi parinkti siuvinių technologijas, taip pat vadovauti siuvimo įmonės padaliniui. Dar viena studijų programa, kurią baigę studentai įgyja dizainerio kvalifikaciją – kostiumo dizainas. Čia studentai mokomi įgyvendinti savo idėjas vaizduojamojo meno priemonėmis. Jie įgyja patirties projektuoti individualių ar visos grupės išvaizdos stilių. Čia ugdomi aksesuarų, kostiumų dizaineriai. Po studijų galėsintys dirbti individualaus bei scenos kostiumo ir įvaizdžio kūrėjais. Dizainerio kvalifikaciją įgyja ir studentai sėkmingai baigė šukuosenų dizaino studijų programą. Besimokantieji įgyja šukuosenų meno analizės bei praktinių dalykų žinių. Šukuosenų formavimo, kirpimo, plaukų struktūros keitimo, naujausias pridėtinių plaukų gamybos technologijas. Studentai mokomi ne tik profesinių dalykų, bet ir kaip įsirengti kirpyklą bei organizuoti verslą. Baigę aprangos gamybos technologinių įrenginių studijų programą, absolventai įgyja inžinieriaus kvalifikaciją ir yra pasirengę dirbti aprangos įmonių inžinerinėse techninėse tarnybose bei konsultuoti vartotojus aprangos technologinių įrenginių klausimais. Siuvinių projektavimo ir gamybos studijų programos studentai mokomi tapti siuvinių specialistais. Jie analizuoja medžiagas, taiko naujausias netradicinės siuvinių gamybos technologijas. Studentai taip pat mokomi tirti siuvinių rinkos poreikius. Baigę studijas, absolventai gali dirbti siuvimo įmonių technologais, konstruktoriais ar patys kurti siuvinių gamybos individualų verslą. Įgyvendinama studijų programas Vilniaus kolegijos fakultetas bendradarbiauja su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, profesionalų kirpėjų ir nagų priežiūros specialistų asociacija bei įvairiomis verslo įmonėmis. Viena studijų programa ir gimė iš fakulteto bendradarbiavimo su verslo įmonė. Cheminės analizės technologijos studijų programa parengta kartu su uždarąja akcinė bendrovė Fermentas. Tai tiesiog mūsų darbuotojai, mūsų specialistai ir paruošia yra programas ir jas patys skaito. Taipogi praktika, taipogi diplominiai darbai čia yra daromi ir manau, kad čia abipusė nauda. Ir studentai gauna gerą pasiruošimą profesinį ir Fermentas tiesiog turi galimybę geriausiam iš jų pasiūlyti darbo vietas. Baigę cheminės analizės technologijos studijas gali įsidarbinti įvairiose farmacijos įmonėse, sveikatos centruose, aplinkos apsaugos tarnybose, mokslo institutų chemijos laboratorijose.